Vis dar naudojatės atgyvenusiais ir iki gyvo kaulo įgrisusiais mobiliaisiais telefonais? Išeikvojate daug laiko, bandydami surinkti numerį ar parašyti žinutę su vis mažėjančiais mygtukais? O kai telefonai tokie maži, jos taip lengva pamesti. Šios problemas išsprendė Baltarusijos lentpjūvio specialistas daktaras Vasio Mobilievičius. Štai man šovė mintis sukurti ką nors geresnį nei pasiūlo kokie nors Nokia ar Samsung. Ir sudėjęs visas savo genialias idėjas aš sukūriau štai ką. Tai Kalbatrosas 2000. Jo pagrindą sudaro 1949 metų telefonas Gazik X32. Perkurus pagrindinę veiklos schemą bei pridėjęs SMS funkciją ir FM radiją bei skaitmeninį fotoaparatą, gavosi šis skaitmeninių technologijų šedevras Kalbatrosas 2000. Nuo tos dienos, kai turiu Kalbatrosą, aš nebesijaudinu dėl slenkančių plaukų ar smegenų vėžio. Jis netgi išgydė mano nugaros skausmus. Nuo tada mano gyvenimas iš pat pagrindų pasikeitė. Turbūt anksčiau kaip ir Eugenijus jautėtės nesaugus net namie. Tačiau Kalbatrosas 2000, kurio korpusas padarytas kraštutinai tvirtai, padarė tam galą. Pasiklausykime, ką sako pats Eugenijus. Su bet kuriuo kitų telefonu bijodavau net namie sėdėti, bet tik nesu Kalbatrosu 2000. Su juo nebijau nieko, nes super tvirtas ir atsparus smūgiams korpusas apsaugo mane nuo bet kokių bandytų, kurių anksčiau labai bijojau. Taip pat nuostabu, kai gali bet kada nufotografuoti 3,2 megapikselių kokybės vaizdus. Tamsa tam nesutrukdo, nes Kalbatrose 2000 integruota blykstė. Smagu, kai gali klausyti savo mėgiamus pūko radijo stoties visur ir visada, nes jame taip pat integruota FM, MV ir SV bangų radija. Taip pat Kalbatrose 2000 gausu ir kitų įvairiausių funkcijų, kurias sužinosite patys. Kalbatrosas niekada jums netrukdys dėl savo dydžio, nes jis suprojektuotas taip, kad užimtų kuo mažiau vietos. Jį galima padėti visur – į lagaminą, į spintą, į mašiną. O jei jums ir to negana, mūsų kvalifikuoti VAS specialistai sumontuos jį ir į jūsų motorolerį, panaudodami pažangiausias technologijas. Tarp jų bus ir hands-free funkcija, kad jūs galėsite drąsiai naudoti savo transporto priemonę, nebijodami sukelti avarijos. Ko gero jau atsibodo nepatogus ir nepraktiški telefonų pakrovėjai? Ateina milžiniškos sąskaitos už elektrą vien dėl to, kad kraunate telefoną? O gamtoje apskritai nežinote, ką daryti su išsikrovusiu telefonu. Su Kalbatrosu 2000 taip nebus, nes į jo komplektaciją eina specialiai jums sukurtas visiškai ekologiškas makrohadronų priešpriešinių srautų greitintuvas, kuris generuoja elektros srovę jūsų telefonui. O ypatingai ryškus baterijos indikatorius parodys jums, kada jau galite skambinti. Šiame telefone pritaikyta naujausia technologija, sukurta to paties Vasios Mobilievičius, vadinama TESA-EU. Jos dėka į Kalbatrosą 2000 galima integruoti ko gero bet ką. Užtenka telefoną nunešti į bet kurį Kalbatroso servisą ir mes jums integruosime JAV žaidimus, kompasą ar netgi taupyklę. Bet tai tik dalis visko, ką galime pasiūlyti. O jei jums ir to negana, priminsiu jums, kad Kalbatroso 2000 korpusas pagamintas iš sunkiojo plieno ir švino lydinio, dėl to jis labai tvirtas. Tad galite pamiršti tokį įrankį kaip plaktukas, nes Kalbatrosas 2000 atliks visą purviną darbą. Taigi pamirškite visus atgyvenusius telefonus ir įsigykite šį nepakartojamą technologijų stebuklą Kalbatrosą 2000 ir makrohadronų priešpriešinių srautų greitintuvą ne už 2000, ne už 1000, o už specialią kainą kaip tik jums, už 895 litus ir 99 centus. Norėdami įsigyti, skambinkite numeriu 86 123 9999. Dėmesio, prekybos agentai jums gali pasiūlyti nekokybiškų reklamos netitinkančių prekių, tačiau autentišką Kalbatrosą 2000 įsigysite tik paskambinę mūsų telefonu ir specialiose telekrautuvės parduotuvėse. Bet palaukite, jei paskambinsite per pirmas 10 minučių, mes jums pridėsime šį nuostabų nosies plaukelių depiliatorių, kurį taip pat galite pritaikyti ir ausų plaukeliams. Tad nedelskite ir užsisakykite šį geresnio gyvenimo garanto komplektą Kalbatrosą 2000, makrohadronų priešpriešinių srautų greitintuvą ir nosies plaukelių depiliatorių. Kur ta degtinė, kur žadėjo?